Galiu gavau tikrai gerą šaltinę vandenį iš lekėčių šaltinę. Nuo vakar pradėjau gydomą į badavimą pagal Stoliešnikovą. 7 dienas gersi šaltinę vandenį, po tų 7 dienų gersi citrusinių vaisių sults ir po 14 dienų dar 7 dienas valgys vien salots. Šitą visą badavimą esmė yra kuo daugiau toksinų išvalyti iš savo organizmą, kurie yra susikaupę per tiek metų. Per tokį badavimą neišeina išvalyti visų toksinų, reikia mets 2-3 kartus daryti tokį badavimą. Jeigu jum įdomu, kam toks dalykas, aš ne šiaip iš oro esu susigalvojęs, yra knygą parašyti Stoliešnikovą, gal belekam ją mailą atsiųsti, parašykit žinutę atsiųsti tą knygą. Ir viską aš jum rodys, ką aš darau, kaip aš darau. Kiekvieną dieną išeis video, kaip aš jaučiuosi ir tik aš vieną dar papildomai dalyką darys, ką knygoje nerašo, tai toliau eis maudytis į ledinį vandenį kiekvieną dieną. Šiuo momentu yra lygiai par, kaip aš nevalgau ir geriu tik tai šaltinę vandenį, pakol kas jokių iš viso, nei galvos skaud nieko nėra, viskas tvarkoj, valgyti irgi nelabai norės. Stoliešnikovs knygui rašo, jeigu badavims neišgydo lygos, tai nieks jos nebeišgydys. Vis šit badavimą eik bus pagrind tik tok, tai pasiekite duką ūkį tik tokį.